Įsivaizduokite tylų žiemos vakarą, eglutės švieselės, ramus židinio spragsėjimas, šiluma, kuri užpildo visą kambarį. Tokios akimirkos primena mums vieną paprastą, bet labai svarbią tiesą. Didžiausia šviesa visada užsidega žmogaus viduje. Šiandien metas sustoti, metas įkvėpti giliau, metas pažvelgti atgal ir pamatyti, ką iš tiesų nuveikėme. Šie metai daug ko išmokė. Jie parodė, kad kelias į tikslą retai būna tiesus, kad stiprybė atsiranda ne tada, kai viskas lengva, o tada, kai žmogus atsistoja, nors daug kas sakytų, jog jis turėtų pasiduoti. Ir todėl šiandien noriu palinkėti jums netobulų metų, ne metų be iššūkių, ne metų be klaidų. Noriu palinkėti metų, kurie ugdytų charakterį, ryžtą ir ramybę. Metai, kai rasite tylą ten, kur kiti randa chaosą. Metai, kai drąsa bus stipresnė už baimę. Metų, kai svajonės nebebus tik mintis, jos taps planais, o planai virs veiksmais. Tegul šių švenčių jaukumas sugrąžina į namus taiką. Tegul kalėdų šviesa primena, kad kiekvienas žmogus neš savyje kibirkštį, kurios niekas negali užgesinti. Tegul ateinantis metai būna tokie, kuriuose atrasti savo stipresnis, ramesni, labiau pasitikintis. Ir nesvarbu, kur esate dabar, pradžioje, kelio viduryje ar viršūnėje. Tikslas visada tas pats – žengti pirmin, bent per vieną žingsnį, bent per vieną mažą žvakės liepsnelę, į šviesesnę dieną. Linkiu jums šiltų švenčių, ramybės, kuri gyvena širdyje ir metų, kurie leis suspindėti taip, kaip jūs nusipelnėte. Su šventėmis ir su artėjančiais metais, kurie gali tapti jūsų stipriausiu iškilimu.